Nijolė, jūs esat žinoma kaip aktorė, kaip politikė ir kaip visuomenės veikėja. O kaip galit pristatyti pati save? Va tai tau. Matot, kaip yra. Sovietmečiu mums visą laiką kaldavo į galvą tą mintį, kad geras žmogus ne profesija. Lygiai tą patį klausimą aš išgirdau iš savo vyro, kuris teisininkas. Kuomet aš kandidatavau nuo Sąjūdžio į aukščiausią tarybą. Jį turbūt ištiko profesinis pavydas, manęs paklausė, o ką tu ten darysi? Tu ten būsi kas? Ir aš taip pat pasimečiau kaip dabar. Sakau, aš ten būsiu, aš ten dirbsiu žmogumi. Aš jau esu tame amžiuje, kada aš esu žmogus. Būti žmogumi yra be galo malonu. Nes į tą savoką telpa viskas. Nes jeigu tu sakai, kad tu vyras arba tu moteris, tu tik tai dalį savęs įvardini lytiškumą. Jeigu tu pradedi sakyti savo ten tą profesiją, tai yra funkcija, kurią tu atlieki. Į žmogų telpa daug profesijų. Jisai gali būti bet ko panorėjęs. Žmogum būti labai smagu. O ką tokiam žmogui kaip jūs reiškia kelionės? Ogi reiškia vienintelį likusį dalyką, kuris dar šiek tiek jaudina ir traukia. Nes iš tikrųjų tai yra netobula. Nes pragyvenus šitiek metų, kiek aš pragyvenau, nieks nežino, kad tiek gyvensim. Mes su vyru kažkada, kada mums buvo po 20 kelis metus, skaičiavom, kiek mums bus metų 2000-aisiais. Skaičiavom ir nulūžo mums protas ir pagalvom, bus tiek, kad jau neverta skaičiuoti, vis tiek ten smėlis pilsis, jau ten bus negyvenimas. Šiaip aš galvojau, kad gyvenimas, iki 35 metų. Vėliau, ką ten iš viso? O pasirodo viskas atvirkščiai. Gyvenimas tik tai prasideda tada, kada tavo vaikai užaugo, kada jie išėjo, kada tu atlikai pagrindinį savo gyvenimo siužetą. Na va, ir tada tu gali atsikvošėti ir paklausti savęs, o kur aš gyvenu, kam aš gyvenu. O tam, kad suvoktum, kur gyveni ir kam, tai būtų labai gerai tiesiog savo akim pamatyti tą jau platesnę namo savoką, ne tik tai savo gyvenamąjį butą. Nes iš tikrųjų, kas yra ta žemė? Nedidelis rutuliukas. Kas yra tie žmonės, kurie tokie skirtingi išorėje? Tik tai keliaudamas, pats vienas tu gali suprasti, kad jie visi yra, mes visi vienodi, mes visiškai vienodi. Mus kankina tas pats klausimas, kokio turtingumo lygyje mes begyventume. Visi bijo numirti ir visi bijo likti patys su savim. Ir labai dažnas bijo savo užduoti klausimą apie gyvenimo prasmę. Ir dėl to kaltina valdžią, kaltina santvarką, kaltina savo figūrą arba dar ką nors. O iš tikrųjų visose slypi baimė dėl klausimų, kurių jie nedrįsta patys savo užduoti. Bet tą supranti tik tai va taip pakeliavęs ir pamatęs skirtingus žmonės, nes visą laiką atrodo, kad čia tavo kažkokia problema, arba kad čia tik mūsų lietuvių problema, ką mes tokie uždari, liūdni, tokie galbūt nelinksmi. Tai yra absoliučiai visur. Tai yra Amerikoje, tai yra Azijoje, tai yra Birmoje, tai yra Kuveite, tai yra visur. Ir tą jausmą patirti, kaip būtų keista, gal tai lietuviškai taip bjauru, bet yra gera. Kad mes visi vienodi vienas už kitus, ne geresni ir ne blogesni. Tai aš kaip suprantu, jūs pradėjote keliauti jau užauginusi savo vaikus. Manęs niekas neleido keliauti anksčiau, nes mes būdavom Lietuvoje hipiai, nors mes nebuvom hipiai, mes buvom gėlių vaikai. Buvo Stasiukas Daugirdas, bus superinis kompozitorius, muzikantas, sukūrė mums himną Būkime gėlių vaikais, vaikinai su ilgais plaukais, kuo jaunuoliai gaudo gatvėje, kerpa juos gabalais, tada visi nusiskuto plikai, ką tu su pliku padarysi. Ir viena iš smagiausių atrakcijų būdavo, kad mes keliaudavom autostopu iki Talino, nes nuo Talino krantų matėsi Suomija. Ką mums buvo ta Suomija? Niekas negali pasakyti. Ir dar, kadangi ten atvažiuodavo daug suomių, tai jie palikdavo, net gėda sakyti, dabar gal nesakyti, pornografinių žurnalų, kuriuos mes tada su savo supratimu žiūrėdami labai stebėdavomės viešpatėgom. Tai jeigu žmogus taip pasifotografuoja, o kaip jis po tai gatvę gali išeiti? Nes tarybų valdžioje nebuvo sekso, už tai mūsų tas visai, taip sakant, nejaudino. Bet pakeliui į tą Taliną, kadangi važiuodama autostopu, lengvųjų automobilių beveik nebuvo, buvo sunkvežimiai, tai mūsų sunkvežimius stabdydavo ir važiuodavo.
Tai laiks nuo laiko mus sugaudavo, mes nebėgdom, tiesiog sulaikydavo milicija, pristatydavo į skyrių ir tai būdavo pati linksmiausia atrakcija, surašydavo mūsų duomenis, viską surašydavo, nufotografuodavo ir paleisdavo. Ir mums tai būdavo linksma, mes net skaičiuodavom, kas daugiau kartų tenai pateks. Ir aišku, nieko netėjo į galvą, kad bus kažkokios pasiekmes, nes smagu ir tiek. O pasiekmes buvo tie, kurių tėvai neužėmė jokių postų, neįstojo jokias aukštasias mokyklas. Aš įstojau į konservatoriją tuometinę tik tai todėl, kad mano profesorė gavo raštą iš KGB, kad tokia studentė neturi būti jūsų sąrašuose. Ir ją tas labai suintrigavo, sako, Nijolė, jis sakė, na kas jūs? Iš kur žinau, kas aš nesakau. Tai jai matyt atrodė, kad aš agentas 007. Nors jai pasidarė įdomu, jinai mane dėl to priėmė. Pasiekmė buvo ne tik tai, kad daugelis draugų neįstojo. Niekas nepagalvojo apie tai, kad, tarkim, jau aš ištekėjau. Ir mano vyras susirašė važiuoti į Lenkiją, nes tam, kad į Lenkiją išvažiuoti, irgi reikėdavo gauti pakvietimą ir tada ir KGB leidimą. Ir jį išleido, manęs ne. Aš iš pradžių nesupratau, kame reikalas. Bet jau vėliau, žymiai vėliau, aš domėjausi, kodėl. Vėlgi, dėl tų pačių mūsų hipiavimų, dėl tų pačių. Niekas net į Lenkiją, jokia Čekija, niekur negalėjo išvažiuoti. Ir todėl mano visas augęs gyvenimas, o vyras išvažiavo tada, aš iki šiol atsimenu, niekada jam to neatleidau. O aš čia likau. Tai va. Ir va taip aš ir buvau tokia uždara iki kokių, aš žinau, daug man metų buvo. 39 gal, kai aš pirmą kartą išvažiavau. Nes aukščiausioje taryboje mane paskyrė dirbti į užsienio reikalų komitetą. O tik tai dėl tos priežasties, kad aš truputį mokėjau angliškai, kadangi pati išverčiau jaunystėje Jesus Christ Superstar, kadangi norėjusi suprasti, ką jie tenai dainuoja. Ir mano kalbas, tarkim, mano ta įtakos sfera buvo Skandinavijos šalis. Aišku, teko ir Londone būti, ir konservatorių tenai moterų suvažiavime sakyti kalbą. Ir tada jie labai stebėjusi tokia iškalba. O aš tam, kad nesupainiočiau laikų anglų kalboje, tiesiog kalbėdavau strofomis iš dainų. Sometimes we feel like a motherless child. Čia negrų spiritualsai tokie. O, kad mus iš Europos paėmė ir mes bėgam pas... Vienu žodžiu. Aišku, juokinga. Bet aš atsivazau anglų kalbos mokytoją. Jinai pati, man atrodo, angliškai nemokėjo. Ir visada sakydavo, tai o kam čia mokytis, tu ką, į Angliją važiuosi? Va, aišku, tu niekada nevažiuosi niekur. Ir todėl, kada vaikai užaugo ir įsidarbino to įstaigai, kur skraidyti reikia lėktuvais, o ta kompanija turėjo fantastiškas, tiesiog humaniškiausias pasaulyje taisyklės. Tai yra, kad tėvai darbuotojo gali skraidyti kur nori, kiek nori, nemokamai, susimokėti tik tai uosto mokesčius. Na, va tada, aišku, buvo baugu. Aš dabar, kada prisimenu viešpatį, man kai buvo baugu suaugusiam žmogui, išvažiuoti, tarkime, pirmą kelionę buvo Izraelį. Nes mano draugė buvo drąsesnė, jos vaikas irgi dirbo toj kompanijoje. Nes ką mes skaitom? Tenai teroristas, tenai bomba. Na, vienu žodžiu, iš tikrųjų mes apie tą gyvenimą, bet kokios šalies, mes negirdim nieko, mes girdime tik tai, kas įvyksta tenai neeilinio. Bet kadangi tu nieko nežinai, tai tau atrodo, kad Izraelė kiekvienam žingsnyje, tiesiog tu nuvažiuoji, tau ten tas palestinietis jau su tą raketą per galvą ir užvož. Labai baugu buvo važiuoti. Bet ir va, viskas gerai. Ir jūs į tą Izraelį išvažiavo dviese su drauge? Ne, tai mes visada dviese keliaujam, nes ta mano draugė, jinai buvo krepšininkė ir jinai lošė už Tarybų Lietuvą, buvo Tarybų Lietuvos komandoje. Ir už tai sovietmečiu jinai buvo apvažiavusi nemažai užsienio su tą savo krepšinio komandą moterų. Tai jinai jau tokia pasaulyje buvo apsitrynusi ir jinai nebuvo tokia bailė kaip aš. Ir tada jinai proteguodavo tas šalis. Ir kadangi mes žinom, kad tie mūsų vaikai, anksčiau arba vėliau išeis iš tų darbų, tada jinai kaip racionali moteriškė, kaip mokslininkė, tiesiog sakom, reikia važiuoti kuo toliau jau į tas šalis, kurių mes neįkasim už savo pinigus. Tai kita šalis todėl buvo Kinija, kur aš dariau viską, kad aš išsisukčiau ir nevažiuočiau, nes man atrodė žodis Kinija, aš jai rašiau, aš laiškus tos turiu, kad tu išprotėjai, sakau. Aš apie Marsą žinau daugiau negu apie Kiniją. Tai yra kažkas baisaus, tai yra aš ją vaizduoju kaip tokia juoda kloaka, kur tu nuvažiuoji, tau kažkas iš nugaros duoda per galvą ir tu dingsti
Ir net lavono tavo nieks nesuranda. Taip man atrodė Kinija. Shame on me. Nu ką padarys vaikiuk? Tai bet suprantat, kada žmogus jau yra subrendęs ir gyvenęs narve. Visą laiką narve. Tai aš dar nors po tą Tarybų sąjungą per tą savo artistiškumą pavažinėjau. Bet aišku, kad tas pasaulis atrodo baisus, atrodo svetimas. Na ir ką, nuvažiuoti į Kiniją ir tu supranti, kad praeitam gyvenime. Kai nuvažiavau į Izraelį, man atrodė, kad praeitam gyvenime aš buvau žydė. O Kinijoje aš supratau, kad praeitam gyvenime aš būtinai buvau Kinė. Portugalijoje aš supratau, kad praeitam gyvenime aš buvau Portugalijoje. Aš nemogu pasakyti. Kada tu pradedi matyti tą žmonių vienodumą, tau taip sumuša visus stereotipus. Kada tu važiuoji kokiam nors, tarkime, autobuse turistiniam. Man atrodo, kad tu esi kaip ufonautas, tu važiuoji kapsuliai. Na, kaip tu filmą žiūri. Tu visiškai atribotas nuo to pasaulio. Bet kada tu, būdamas 120 metų, išlipi kažkur tai Vietname, 5 valandą ryto, žinai viešbučio pavadinimą. Ir esi nusifotografavus tai žemėlapį kurai. Ir tu atrandi. Jie ne žodžio nemoka taip, kaip tu kalbi, tu ne žodžio nemoka taip, kaip jie kalba. Ir tu atrandi. Ir tu kaskart atrandi. Tai mes jau dabar tiek sužiūrėjom, kad mes net viešbučių neužsakom. Pirmai nakčiai užsakai, o paskui tu žinai puikiausiai sistemą Azijos. Kad tu niekada neprapulsi. Čia mes šnekame apie krikščionybę. Ir apie tai, kad tik tai krikščionybė dovanojo artimo meilę, nu tai nuvažiuokit jūs į budistinę šalis. Ir pažiūrėkite jūs į santykius tarp žmonių. Tai tada jums nekils liežuvis pasakoti apie tai, kas kam ką dovanojo pirmas. Labai saugi Azija, labai saugi ir suaugusiems žmonėms, kada į mane kreipiasi tiesiog, suaugę žmonės. Žmonės išeina į pensiją, 65 metai. Pas tas laikas keliauti, bet jau jie bijo. Bet tai saugiausios šalis, tai yra Azijos šalis, kurios labai suinteresuotos. Iš viso Kinijoje aš galiu naktį vaikščioti, bet kokie miestai. Man nebaisu. Vilniuje man baisoka. Ar saugumas ir yra ta priežastis, kodėl jūs įsimylėjote Aziją? Na, saugumas yra didžiulis dalykas, nes matot, kada tu nuvažiuoji, tarkime, į kokią Venezuelą ir kada tau pasako, tiesiog instruktažą duoda viešbutyje gero tau linkinti žmonės, kad jeigu netyčia jūs nespėsite grįžti iki sutemų į viešbutį ir jeigu netyčia jūs sutiksite žmogų, kuris jums sakys žodį batai, tai jūs, prašau, neklauskite, ką. Jūs tiesiog, prašau, nusiaukite batus. O jeigu tai bus žodis piniginė, tai jūs tiesiog prašau, nesakykite nieko, nes jūs tiesiog nebegrįšite. Ir kada tu vidury, taip, tai yra absoliučiai, ir kada tu eini Karakaso centru, ir kada tu tu matai filmo sceną, važiuoja mašinos, šaudo, tau atrodo, kad filmuoja, tai nefilmuoja. Nevažiuokite Venezuelą, bent tuo tarpu. Taip, tai yra skirtingi žmonės, tai yra, kaip skirtingi žmonės, galbūt jie yra tie patys, bet matot, kaip yra. Tenai, kur yra gilios religinės tradicijos, nes ką mes besakytume, bet visos religijos savo pagrinde, netgi tos religijos, kuriuose nėra Dievo, tarkime, kaip budizmas, jos visos teigia tą patį. Kažkokią tai atjautą, suvokimą, bendradarbiavimą. Tu nebūtinai turi mylėti ten nusikaltėlius, bet tau palanku, tau naudinga pačiam nebūti agresyviam ir tada tu nesukelsi kitų agresijos. Ir kiek aš suprantu, tarkime, Lotynų Amerikoje tos tradicijos nėra. Tenai kažkokiu keistojų būdu matyt tos buvusios senos religijos kažkaip tai dirbtinai išnaikintos, užimant tą Ameriką. O ta krikščionybė primesta ir jinai pagal temperamentą tiem žmonėm netinka. Jų yra tiesiog kitas temperamentas. Kaip ir, tarkim, Filipinuose. Jie eina ir nusikryžiuoja per Velykas, bet dėl to, kad jų kitas temperamentas. Jiem ta krikščionybė yra tiesiog konkrečiai nespalvota ir nuobodu. Filipinuose tu eini ir vienoje gatvėje gali suskaičiuoti 40 bažnyčių pavadinimų. 25 dienos, viskas suskilę, jiem reikia, kad būtų judesys, temperamentas kitas. Nes nori ir nenori, bet vis dėlto tos religijos kūrėsi, aišku, kad pagal žmonių suvokimą ir temperamentą. Už tai tų dievulių tiek daug. Nes jeigu būtų žmonės visiškai vienodos vidinės tokios sanklodos ir temperamento vidinio, tai būtų tas vienas dievulis visus tenkintų. Dabar kiekvienam reikia vis jo skirtingo, jisai skirtingas mylimesnis.
labai man įdomu jūsų paklausti. Ar jums pačiai yra svarbesnis pats kelionės tikslas, ar procesas, kai einate link kelionės tikslo? Nu, man gėda iš tikrųjų pasakyti. Man svarbu pabėgti iš čia. Čia yra mano darbo vieta. Lietuva yra mano darbo vieta, aš tą supratau. Aš visą laiką galvodavau viešpatį. Kodėl aš taip gerai jaučiuosi kitur? Ir supratau paprastą dalyką. Aš čia dirbu. Čia yra mano atsakomybės sfera. Čia kažkodėl tai aš gimiau ir aš čia turiu gyventi, aš niekada neišvažiuosiu, aš tą puikiai žinau. Ir tai yra mano darbo dirvonai. Kada aš išvažiuoju, man tikrai neįdomu patekti į kažkokį tai konkretų objektą, į kažkokį tai muziejų, pamatyti kažkokią tai nudrengtą įžymybę. Nudrengtą, aš sakau, išreklamuotą. Praktiškai visos reklamuojamos įžymybės jos labai nuvilia. Vienintelis turbūt Tadž Mahalas buvo, tokia keistenybė. Labai nenorėjau įvykti, nes, tai yra tiesiog banalu vykti į tas vietas, kurios tau 1000 kartų aprašytos ir tu eini kaip tas turistas pažiūrėti ir užrašyti savo mintyje, kad tu čia buvai. Ne, man svarbu pajusti atmosferą, man svarbu būti tarp žmonių. Už tai man kelionės grožis yra tame, kad aš galiu, pavyzdžiui, 2,5 paras važiuoti Kinijoje, traukiniu, būtinai ne pirmos klasės vagonu, nes man labai reikia būti tarp žmonių. Nes tai, ką aš tenai pamatau, kada tu pamatai Šanchajuje ir perskaitai, kad jeigu tu eini gatve ir tu staiga tokiu šoniniu regėjimu matai, kad yra niša, kaip duris, tik tai be durų, ir kad ten tupi žmogus, tu turi žinot, kad tai yra tualetas. Ir kad žmogus ten tupi ir kažką tai daro. Jeigu tau prireiks, tu irgi gali užeiti ir kažką tai tenai daryti, bet tu neturi nustebti, kad kažkas sustos ir tiesiog žiūrės, kaip tu tą darai. Nes jam tai gali būti įdomu, nes tu baltas žmogus, bet pavyzdžiui, važiuojant traukiniu, kur važiuoja jauni vyras ir žmona. Ir jie net rankomis nesusiliečia. Ir tu žiūri pro langą ir po to tiesiog šoniniu regėjimu matai, kaip kol tu juos nežiūri, jie vienas kitą pradeda liesti. Tarsi, bet jiem tai yra intimu, jiem intimu yra rodyti jausmus ir tai yra tik tai jų. Ir jie kur tu tokius dalykus gali pažiūrėti? Kur? Arba tarkime, važiuoji Hainanio saloje. Hainanio sala, fantastika. Ten žmonės gyvena ilgiausiai. Ten labai keisti kinai. Važiuoji pažiūrėti moters Budos statulos, kuri yra vandeninė pastatyta ir didesnė už laisvės statulą Niujorke. Tiesiog paklausė, ar jūs važiuojate tą parką? Vienas mikroautobusiukas, kur telpa 11 žmonių, o iš tikrųjų važiuoja 25 žmonės. Ir tu su jais kartu ten susidėlioji ten, ir tu paklausi, ar ten važiuoja. Visi džiaugsmingai pasako, taip, po to nuvežu tave kažkur kur ir po to staiga sustoja. Jie ne ten važiuoja, a čia vidury miškų, kažkur tai, nes ten važiuoti reikia 50 km. Ir tada sako žodį, taksi. Ir tu staiga pradedi galvoti, aišku, jie tau iškvies taksi, jie iš tavęs nuplėš dabar masę pinigų ir čia buvo toks jų planas ir klausi, kiek ten kainuos taksi? Nieko, nieko nekainuos, atvažiuos taksi, tuoj iš Sanjamė, vienu žodžiu. Ir tu galvoji, būdamas tas tarybinis bjaurus toksai lietuvis, kaip čia tave tuoj išdurs, apgaus, apmaus. Atvažiuoja taksi, tu nenori išlipti vidury miškų, bet tau sako, tu išlip, nes mes važiuojam jau ne ten, kaip rodo, nes nieko pasakyti negali. Tu išlipi visas surūgęs, atsisėdi į tą taksi, pasiruošęs kovotis ten su tuo taksistu, kad jisai iš tavęs jau daug pinigų plėš. Tada tu jau pasiruošęs būsi jam neduoti ir su juo dėrėtis, nors neaišku kaip, nuveža jis tave dar už 25 km. Labai išdidžiai su tavim prieina prie ilgiausių kasų, nes kinai labai keliauja. Ir jų pačių ten milijardai, debesimis. Be eilės jisai su tavim, nes ten nėra baltų žmonių. Jisai ateina, leidžia tau nusipirkti bilietus ir tada jau tu atsipalaiduoji biškį ir jisai eina prie savo mašinos. Ir tu jo klausi, kiek tau sumokėti? Nieko. Ir tau pasidaro gėda. Wow, tu tada supranti, aš nebuvau ko pasakyti. Iš tikrųjų, tu, kada pakeiti kontekstą, esi nepažįstamoje aplinkoje, visai skirtingoje šalyje, o Azija tam tinkamiausia. Nes Europoje mes vis tiek europiečiai, nors dar rusais pavadina, dėl to, kad susiraugė jūsų jau nebevadina.
Tai tu pamatai save kitam kontekste, tai čia lygiai taip pat, kaip jeigu ant tavęs užsisėdęs yra mokytojas klasiai. Ir jis jau tavęs nemato, tu gali jau pasikeisti, tu gali išmokti pamokas, kurių tu nesimokėjai niekada. Bet jis jau tiesiog žino, kad tu žinai trejetų ir tau viso gero, daugiau tu nežinai. Tai gyvenime lygiai taip pat. Tu ir savęs nematai, ir užsitrini. Ir tau tokios šviesos, tokios spalvos nublankusios. Ir tu staiga atsidūręs visai kitam kontekste, tu pats save pamatai kitokį. Tu tiesiog, kaip dulkės nuo tavęs nukrenta. Už tai kelionė pati savaime yra judesys. Man atrodo, kad mes esam klajokliai, kada žmonės apsistoja, jiem pasidaro blogai, jie pradeda savo statyti gamyklas, parduotuves, pradeda vartoti, po to pradeda jiem būti beprasmybė, tada pradeda gerti, tada pradeda narkotizuotis, nes jiem nuobodu. O kada aš klajoklį savyje atradau, įsivaizduot, 40 metų sėdėjau neiškeldama uodegos iš vienos vietos, klajoklis yra nuostabu. Bet aišku, tam tu turi būti laisvas, tavo vaikai turi būti žaugę, tu neturi turėti atsakomybių. Labai liūdna, nes negali turėti katino arba šuns, nes, kiek tu gali jį atidavinėti, palaikyti. Bet jūs kalbate apie labai gražią meilę Kinijai. Ir Taip. Paminėjot, kad niekada iš čia neįsikraustysit. Kodėl? Ta prasme, niekada nenorėtumėte išvykti iš Lietuvos. Aš norėčiau, aš dar ir kaip norėčiau, aš tiesiog svajočiau. Aš kaskart nuvažiavus į Portugaliją, vis pasiklausinėjau, o kiek tenai Lisabona yra ir tu persikeli už Težų upės ir tenai yra tokie miesteliai, kur tu matai visą Lisaboną, o Lisabona tai yra idealioji Lietuva. Jie tokie pat liūdni kaip mes, nes mesgi tokie nusmurgę, mes liūdnuoliai tokie. Tai jie tokie pat liūdni, bet mes truputį pikti, mus truputį tą sovietiją iškreipia ir mes truputį tokie pagėžingi, pavydus, o jie be to, tokie kaip mes, bet be pagėžos ir be tokio, be pavydo vieni kitiem. Tai aš kiekvieną kartą nuvažiavus parepetuoju ir paklausiu, kiek kainuoja ir galvoju, va čia aš išsinuomosiu, va butelį aš čia gyvensiu, savo butą Vilnių išnuomosiu ir dar man skirtumas. Visą laiką tai pagalvoju, žinodama, kad niekada to nepadarysiu. Bet man taip saldu apie tai galvoti. O kodėl neišpildot šitą norą? Tol, kad čia mano darbo vieta. Bet ar neįmanoma tenais pakeisti darbo, ne? Ne, vadinasi, tu būsi dezertyras. Aš esu šitoje vietoje, man kažkas... Aš nesuprantu, ar tai pareigos, man niekas neliepia. Bet jeigu tu čia gimei, aš neprimetu to visiems, mano pačios ne visi vaikai čia gyvena. Bet aš taip jaučiu, aš tiesiog negerbčiau savęs, jeigu aš išvažiuočiau, aš negaliu. Jūs paminėjot dvi savo meilės, Portugaliją ir Kiniją, ir kad jos jums yra panašios, bet mums tikriausiai jos yra skirtingos, tai aš labai norėčiau išgirsti, kuom jos panašios. O todėl, kad daug kas, žinot kaip sakom, kad ką jūs ten galėjote, ką jūs galite suvokti šalyje, pravažiavus, ten kokį mėnesį paklajojus. Bet suprantat, pačią esmę šalies, tu kaip tik ir suvoki dar nepilnai įsigilinęs, kaip sutikęs žmogų, iš pirmo žvilgsnio tu jauti, jisai tavo ar ne? Aš nekalbu apie bendrą gyvenimą kartu, bet ar tu 100 metų su juo jau buvai pažįstamas, ar tu gali su juo laisvai bendrauti. Paskui, jeigu tu toliau bendrauji, gali atsirasti visokių skirtumų, bet suma sumarum gali tu vis tiek išeini į savo pirmą jausmą. Nes kažkas tokio yra artumas arba svetimumas. Lygiai taip pat ir su šalimi. Tu pajauti tą atmosferą bendrą žmonių. Tiesiog eini 10 kilometrų, eini, tarkim, Portugalijoje pagal tą Težų upę. Arba tu plauki su kinais, kur nesupranti nė vieno žodžio į Jankšau kokį nors kaimą iš Guilinio, kur va tokie tie kalnai. Jūs įsivaizduojat visą tai, kas nupaišyta kinų tuose paveiksluose keistuose. Tai yra absoliutus realizmas, ten tokios formos, ten va toks kalnas stovi. Ten nėra nieko kiniškos fantazijos, ten nėra. Ten yra. Ir už tai tu pajunti tą atmosferą iš karto. Man su Amerika, pavyzdžiui, kokia buvo gėda. Aš taip dalinuosi Facebook'e tom savo klajonėm. Ir kažkas rašo, iš kurgi tu žinai, kas tau rašo? O jūs buvot kada nors Amerikoje? O, sakau. Ir net jeigu man primokėtų, aš niekada nevažiuočiau, nes tai yra ta tokia šalis, kur visi su tom savo sintetiniam šypsenom. Ir iš viso tai yra banaliausia, kas gali būti Amerikai. Neįdomu, tiesiog juodai, iš viso niekada. Na ir mes taip debatuojam ir kažkas paklausė, sako, paklausykit, jums šitieks metų. Ir sako, jūs buvot kada nors, kad taip kalbat? Nesakau, niekada nebuvau. Sako, kaip jums negėda?
Sakau, ar jūs įsivaizduojate, sakau, jūs nematėt. Sakau, pas jūs šitą 18 000 sekėjų, tiek draugų. Ir jūs sakot visiems, kad tai yra jokia šalis. Bet sakau, man tiesiog neįdomu. Vienu žodžiu, man pasidarė nepatogu, tiesą sakant. Ir kažkas tai staiga rašo. Aš jums bilietą nupirksiu, atvažiuokit gerai. Atvažiavus, tada pasakykit, kaip jums ta Amerika. Ir ką jūs padarėt? Paklausykit, man 120 metų ir įsivaizduot, aš po to ilgai negalėjau žiūrėti veidrodį. Reikia tiek proto neturėti. Mane tas pagimdė tokią azartą. Ir aš pagalvoju, nu gerai. Nu reikia nuvažiuoti. O tyčia. Nes aš... Pasinaudoju to pasiūlymą. Bet suprantate taip, aš nepasinaudojau to pasiūlymu dalinai, nes tie žmonės, jie sakėsi, kad jie gyvena Čikagoje. Paskui jau važiuodama iš New Yorko traukinį į Čikagą, aš pagalvojau viešpatį. Tu iš kur žinai, tau šitiek metų, iš kur tu žinai, kad jie ne iš bezdonių tau rašė? Į tą Facebooką, iš kur tu žinai? Vienu žodžiu. Nuskridau aš, nusipirkau bilietėlius pigius, atvažiuoju, atskrendu į Nevarką ir ieškau, kaip nuvažiuoti į New Yorką, į tą Manhattaną. O man kodėl tie amerikonai atrodė primityvus? Neįsivaizduokit, pas mus gatvės vadinasi ten kokia nors tenai, aš nežinau, Gėlių gatvė, Džiaugsmo gatvė, Važvėrinė, pas juos ten 145, Sankryžos aveniu 6. Nu paklausykit. Na, vienu žodžiu. Atvažiuoju šitą New Yorką autobusu. Kažkokių suklebusių, iš manęs paima 15 pinigų už tą atvažiavimą. Aš galvoju, aš žinojau, kad ta Amerika yra tiesiog baisi. Tiesiog šlamšto Amerika. Atvažiavau visą burbuliuojantį į Manhattaną, išlipu. Nu ir kur man eiti? Viešbutuką buvau užsisakiusi kažkokį tai labai kuklų, 459 gatvėje, Sankryžą su Brodvėjum. Ir staiga aš pakeliu akis, aš matau, 300 kažkokia tai gatvė. Ten kažkokia tai aveniu. Ir aš taiga suprantu, kad reiškia, net jeigu aš iš vis būčiau beraštė, aš žinau, kiek gatvių man reikia praeiti ir kiek, kad aš rašiau savo viešbutuką. Aš tą padarau per 5 minutės. Paskui aš išsiaiškinau, kad visi normalūs žmonės, ne tokie kaip aš. Jie nemokamų tuo tokiu traukinuku, nemokamų, kuris veža į centrinę bet kokio miesto stotį Amerikoje, tiesiog atvažiavo iš aerouosto. Bet kadangi aš ėjau pati savo galvą, kur autobus station buvo parašyta, tai va aš nuėjau su kažkokiais darbininkais, kur iš viso netam skirtas autobusas, kuris stojo vienu žodžiu. Ir va kiekvienam žingsnyje aš Amerikoje gaudavau per savo moralinį veidą, nes tai buvo visai ne ta šalis, bet aš supratau, kiek manie sovietžmogė. Aš tada pagalvojau, o iš kur mano toks nusiteikimas? Ogi mums mokykloje visą laiką aiškindavo, kad Amerikoje karia juodų žmonės, kad Amerikoje pilna benamių ir kad Amerikoje visų šypsenos plasmasinės, nes jie visi dreba dėl pinigų. Traukinyje, kuriuo aš važiavau į Čikagą, aš buvau užsisakiusi staliuką, nes visą naktį važiavo traukinys restorane. Bet aišku, labai taupiau, nes ten brangus maistas. Ir pasiprašė pagyvenusi pora šalia manęs atsisėsti. Tai buvo 3 para mano Amerikoje. Ir tai jie man to pasiūlė ir man pasidarė tiesiog nepatogu pačiai prieš save, kad aš skaičiau, galvoju, ir aš pykdama galvoju, nu taip, ir aš užsisakiau normalius tada pietus, viską. Ir mes pradėjom kalbėti ir jų klausimai buvo labai keisti, tarkime, kodėl Lietuva nedemonstravo ir nepalaikė Čekoslovakijos, kada ją puolė rusų tankai. Ir aš supratau, kad jie pagyvenę labai buvo žmonės vyresni už mane, bet kad jie žino, bet nelabai gaudosi. Ir mes kokias 2 valandas pakalbėjom apie tai, ir kas Lietuva, ir kas ta Čekoslovakija, ir kas ta Tarybų sąjunga. Jie labai padėkojo ir išėjo. Ir tada aš pakviečiau padavėją, kad atsiskaityčiau. Sako, jau viskas užmokėta. Sakau, kaip sumokėta? Aš pavėjau to žmonės, sakau, kodėl? Sakau, aš girdėjau, kad amerikonai pasikartų už $1. Sakau, kodėl? Sako, ką? Jūs sako, tai čia mūsų tokia investicija buvo pigi, sako, mes tiek sužinojom, sako. Pasirodo, mūsų visai kreivas buvo. Vienu žodžiu, kiekvienam žingsnį Amerikoje aš gavau per savo tą nežinojimą. Ir aš supratau, kiek manie sovietžmogė. Ir kokia keistenybė, įsivaizduojat, kol tas iš tavęs neišeina, tu nesuvoki, kad tai yra tavęs dalis. Tau atrodo, kad čia tu taip galvoji. Ir tada, kada vat, gyvenimas tai išmuša iš tavęs ir tu svajoji, o viešpatė kaip giliai įsismelkia. Už tai kelionė tai yra savęs pažinimas, tai yra savęs suvokimas, o per tai ir kitų žmonių. Nes važinėti ir kolekcionuoti vien kažkokius tai objektus, nu tai įsijungti internetą, tai tau čia dabar žinot kaip yra iš viso, taip suki ir tu viską iš vis matai. Tai yra
katastrofa. Kalbant apie jūsų tą istoriją, jūs esat nepriklausomybės akto signatarė. Kaip jūs pristatot Lietuvą užsieniečiam? Mane pavasarį, čia dabar jau pasakysiu tai, ko negalima sakyti. Pati nustebau iš savo tokios minties. Po Europą aš važiuoju mašina. Tarkime, į Lisaboną, atgal 10 000 kilometrų, nakvodamas kaimeliuose, kur tu gali miegoti Ispanijoje, Italijoje, su pusryčiais už kokius 7 eurus naktį. Aišku, tu tam turi turėti tą, kaip jis, Tomą, kuris tau papasakoja, kur tu turi važiuoti. TripAdvisoris ar kažkas? Taip. Nes aš visada galvojau, kad keliauti Europoje yra labai brangu. Bet kada važiavau per Italiją, jeigu tu kaimeliuose apsistoji, tai yra visiškai prieinama ir visiškai normalu. O nuo ko čia mes pradėjom palaukti, aš jums šio klausimą. Kaip jūs pristatot Lietuvą? Ai, tai va. Ir įsivaizduojat, ir mane pasikvietė pavasarį lietuviai studentai, kurie studijuoja Vokietijoje, jie pasirodo kasmet, daro tokį seminarą. Čia pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos dalis. Ir tema buvo tokia, ką reiškia žmogui tėvynė. Nes jie matyt vis tiek žmonės užduoda savo tokį klausimą, jie tenai studijuoja, kai kurie turi galimybę likti. Ir jiem yra didelė moralinė problema, ar likti, ar grįžti. Nes kai kurie net negalvoja apie tai, lieka, kur geriau moka, o kai kurie matyt ne. Ir kol aš vairavau tą mašiną iki to Leipcigo, nes šiais metais buvo Leipcige susitikimas, aš galvoju, aš pati, kągi man jiem pasakyti. Ir man iš jo pasakyti, žinot ką? Aš prisiminiau visas savo keliones, visus tas šalis, kur žino, kas yra Lietuva, o kur žino, kas tik Europą, tarkim Kinijoje, iš viso. Europa. Aš sakau, vienos mergaitės paklausiau, sakau, kada tu esi iš kur? Sako, aš iš Kupiškio. Sakau, kada tu atvažiavai į Vilnių? Ir tavęs paklausė, iš kur tu? Tu ką pasakė, iš Kupiškio. Kada tu atvažiavai į Berlyną studijuoti ir tavęs paklausė, iš kur tu? Ką tu pasakė? Iš Lietuvos. Kada aš važiuoju į Kiniją, manęs paklausė, iš kur aš? Aš sakau, iš Europos. Kada tu nuskrisi į Mėnulį, tavęs paklausė, iš kur tu? Kartais supranti, kad Žemė yra tavo tėvynė. Tu gali turėti savo darbo vietą Lietuvą. Suprasti, kad Žemė yra maža, kad jinai yra trapi. Ir kad jeigu vienoje jos daly atsivers kažkokia kiaurymė arba atsiras vėžys, kad jisai suės visą Žemę, tą būtina dabartiniam žmogui. Būtina. Tiesiog keliavimas praplečia tavo sąmonę. Tavo namais tampa visa Žemė ir tai yra negražų žodžiai. Tai yra negražų žodžiai, tu supranti, ant kiek tai maža, ant kiek tai yra trapu. Už tai kalbėti apie Lietuvą tame kontekste. Bet vis tiek visiems yra įdomu, kai jūs atvykstat ir pasakot tą egzotišką žodį Lietuva. Ne, Kinijoje konkrečiai niekas nežino. Kinijoje Europa. O Lisabonoje? Lisabonoje Lietuva. Jie nelabai ten domisi geografija. Ir jie iš viso, išsilavinimas jiems ten nėra kažkoks tai prioritetinis dalykas. O daugelį šalių tiesiog, ypač dabar jau galbūt ne tai, bet pirmi metai, kada mes išvažiuodavom, žmonės tiesiog pradėdavo su tavim kalbėti rusiškai. Nes tas mūsų nedžiaugsmingumas, tas mūsų rimtas veidas, aišku, tai labai žaidu. Ir tada tu pradėdavai aiškinti, tai yra labai žaidu vaikiuk. Bet kadangi, pavyzdžiui, kada tavo visas gyvenimas praėjo tam tvarte, o tai yra tvartas, į kurį tvartą tą buvo suvaryti skirtingų visiškai rūšių sutvėrimai. Kas bendro tarp mūsų ir azijatų? Kas bendro? Visa tai buvo tiesiog tvartas, kur tu praradai savo tapatybę, praradai savo savigarbą, viską. Tapai surūgęs. Kur bet koks menkiausias viršininkėlis, bet kokia pardavėja, parduotuviai tave galėdavo pažeminti ir pasakyti, tai kuda prioš. Kur tavo autobuse, kada tu paduodavai talonėlį pažymėti, tau sakydavo, tu gal ne savo beždžionių kalbą čia kalbėsi, gal čia normaliai rusiškai gal pasakysi. Ir aišku, kad tu pas tai nesupranti, koks tu, bet tu toks ir kiti tave identifikuoja. Ir tada tu pradedi aiškinti, kad tu esi lietuvis ir kad Lietuva tai yra iš viso
iš Hindustano provincijos Indijoje, kurioje tautiniai raštai yra lygiai tokie patys kaip mūsų, kurioje žodis, kurioje Dievo vardas yra Pradžapati. Ir jinai nereiškia nieko ta žodis skambėjime jų, o lietuviškai tai yra pradžia pati. Ir tai yra Hindustanas. Yra filmas fantastiškas Latvijoje padarytas. Ir ten tai, ką mes skaitome savo ženklais, dekoratyviais tai ženklais ant tautinių juostų, ten yra simboliai, rašmenys. Jie turi reikšmę. Tai vad, gindamasis nuo to, kad nesi rusas, labai daug apie Lietuvą pasakai. Ir jūs didžiuojatės, kad esate Lietuvė? Ne, nes tai ne mano nuopelnas, jeigu mane būtų pagimdžius kinė mama. Čia didžiausias idiotizmas pasaulyje yra didžiuotis tuo, kas visiškai nuo tavęs nepriklausė. Nu, būtų jūs pagimdžiusi korėjietė, nu, būtum jūs gražuolė korėjietė. Ne, tu gali didžiuotis tik tai tuo, kad tau kuo daugiau žmonių yra taviškiai. Kad tu matai, kad tu nustoji matyti skirtumus tarp žmonių. Tarp savo žmonių, savo Lietuvoje, tarp galbūt agresyvesnių, kurie tau nepatinka, kada tu gali matyti kiaurai tą socialinę asmenybę, kada tu pajunti, kad visi mes vienodi, nes socialinė asmenybė tai yra lukštas. Jeigu žmogus agresyvus, jeigu taip yra visose šalyse, jeigu jis agresyviai reiškia, vadinasi, jis kažko labai stipriai bijo. Ar tu gali didžiuotis tuo, ką tu padarei iš savęs, kiek tu šiandien geresnis negu vakar, tuo tu gali didžiuotis. O to, kad tu gimei lietuvis, nu, labai gerai. Labai gerai, kad gimė lietuvis. A būčiau gimus žydė. Ir man irgi būtų labai gerai. A Kinė irgi. Nu, su Kambodža yra problema. Iš viso, didžiausias įspūdis yra, tarkim, aš 2 kartus lankiausi Birmai. Tai pirmą kartą tai buvo prieš 4 metus, tai ten net nebuvo celofanių maišelių. Nes Birma 80 metų buvo visiškai uždara šalis, Mianmaras. Niekas su ją neprekiavo, visiškai, absoliučiai uždara šalis, tokia miegančioji gražuolė. Didžiulis rangūnas, kaip visas apmusijęs, kaip 100 metų ten, va tiesiog niekas iš viso nejudėjo, viskas apleista. Ir tik tai dabar prasidėjo kažkokie tai judėjimai, jie ten padarė rinkimus, viskas. Ir va teko lankytis jau po 4 metų. Neįtikėtina, kaip gali per 3 metus pasikeisti šalis, kur būdavo tokia instrukcija, prieš važiuojant į Mianmarą pasakyta, jeigu jūs pradėsite kalbėti su kokiu nors žmogum apie politiką gatvėje, jūs surasite save artimiausiame lėktuve skrendančiame namo. Tai bus. Už tai stop talking. Viskas. Tave tikrindavo ant kiekvieno kampo kareiviai, kurie nieko nesuprasdavo dokumentuose. Man žinot, kokie vizai klijavo Mianmarą pirmą kartą, kada aš tą pasą išsaugojau. Jinai baigėsi tą pačią dieną, kaip jinai išduota. Ir aš to pati nemačiau. Ir kada tu važiuoji bet kur autobuse, tau ją 10 kartų patikrindavo ir atiduodavo pagarbą ir viskas gerai. Kol vieną kartą neteko mum ieškoti autobuso. 5 autobusas turėjo vežti į kažkokią vietą. Mes ateiname į sustojimą, o ten viskas karakuliais parašyta. Kas iš jų 5? Ir aš tada supratau, jie nesupranta skaičių, jie nesupranta, kiek tą galioja viza. Tai buvo tokia šalis. Radom kaimą, netoli jūros, kur šis žmonės rūbų neturėjo. Viename viešbutyje prie mūsų priejo vokietis, prie jūros. O, sako, aš 17 kartą, man labai čia patinka, čia cool šalis. Vakare tas vokietis sėdėjo 2 mianmariečiai ir mergytė kokių 5 metų. Jam trynėsi aplink ir po to su ją nuėjo, šalia sėdėjo policininkas. Jis jiems visiems pastatė pietus. Pedofilija juoda. Ir tai buvo toks moralinis išbandymas, va tu matai, kad jis vedasi tą vaiką. Ir jis tą darė kiekvieną vakarą, mes ten 3 vakarus buvom. Nu ir ką? Visur parašyta, kad mūsų vaikai ten, nu ir ką? Cigarečių pakelis ten kainuoja amerikoniškų tiek, kiek to policininko pusę mėnesio algos. Va sėdi policininkas, jisai rūko tas cigaretės, sėdi tie tėvai, valgo tai, ką jie jam nupirko tam restorane. Ir jis ir tą vaiką įsveda. Labai įdomu, nes tau pačiam tai yra labai, tu matai ir jis tyčia dar į tave žiūri. Nes tu europietis ir jis puikiai supranta, kad tu supranti, ir ką, ir nieko. Tai va. Ir dabar po 3 metų tu grįžti, tai yra kita šalis. Net tie maži vienuoliukai. Aišku, apie jokį ryšį, apie jokį internetą kalbą nėjo.
Maži vienuoliukai, ten jeigu lieka berniukai be tėvų, jos tiesiog pasiima vienuolyną, jie kitaip nemokės, neišmoks, nei rašyti, nei skaityti. Nuo 5 metų. Mažyčiai, jie tokie kaip višniukai bėgioja, reiškia, su ten našlaitėliai. Visi su mobiliakais, per 3 metus. Ir aš tada galvoju viešpatė, bet mes buvom Kambodžoje, kur žudynės vyko, tas genocidas, kur buvo 600 milijonų žmonių nužudyta, vien už tai, kad jie baigė vidurinį mokslą. Ir dabar dar ten mėganti šalis, jinai neatsigalvo. Kame reikala? Aš tada supratau, Mianmare nebuvo komunizmo. Jūs supratau, tai buvo karinis režimas ir tai buvo uždara šalis. Bet ten nebuvo tos komunistinės bacilos. Nu, kur buvo ta komunistinė bacila, kur brolis žudė brolį dėl tos ideologijos sumautos? Nu, ten jie neatsigauna. Tai yra Vietnamas. Kada tu lygini tas šalis, nes kada visur buvai, tugi gali lyginti. Ir tu matai, kaip jiems sunku. Kokia skirtinga ta dalis Vietnamo, kurioje nebuvo komunistų. Ir kokia visiškai kita, kur buvo. Ir kaip po šitiek dešimtmečių jie niekaip negali dar susireguliuoti ir tapti normalus. Tai yra labai sunki vidinė trauma, nes karinis tas režimas, jisai matyt žaloja kažką išoriškai. Nu tiesiog negali išvažiuoti. Tu neturi telefonų, tu neturi kažkokių tai dalykų. Bet niekas neknisa ten tavo vidurių, kuo tu tiki, kuo tu pasitiki, koks tu pilietis. O tas komunizmas, jis tiesiog tave išprievartauja, kada jis tiesiog, jisai priverčia tave būti išdaviku. Kada vaikai apskūsdavo tėvus, tiesiog jisai tavo prigimtį išprievartauja. Jisai kaip kokia iškrypėlių religija, jis nori pajungti tavo smegenis, tavo sąmonę. Ir už tai jie taip ilgai nesigauna. Čia irgi man buvo didžiulis atradimas. Nes tokios varganos šalies kaip Birma, akis nematė. Ir taip greitai atsigavusios irgi akis nematė. O jeigu kalbėti labiau teigiamą linkme dar mūsų pokalbį pakreipti, kur norėtume dar nuvykti, kur nesat buvusi? Kosta Rika. O kodėl? O todėl, kad aš perskaičiau, kad ten yra ekologiškas turizmas. Kosta Rika. Bet kažkokia labiau brangi šalis ta Kosta Rika. Ir kas trūkda dar, kad ta svajonė nėra įgyvendinta? O tai nėra svajonė. Aš daugiau nebesvajoju, nes tai būtų per įžūlu. Aš, pavyzdžiui, gyvenime, jeigu man kas nors gyvenime būtų pasakęs, kad aš šitiek pamatysiu, taip nebūna. Tiesiog aš nesijaučiu nusipelnius pamatyti. Aš net gyvenime nesvajojau niekada. Už tai aš nedrįstu turėti svajonių. Bet įdomumo prasme, taip, nes vis dėlto tas vienintelis kartas Latino Amerikoje, kur aš buvau, jisai paliko tokį labai sunkų įspūdį Venezuela. Sunkų įspūdį. Aš manau, kad yra kitų šalių. Aš turiu savo vaikystės draugę, kuri šis Panamoje gyvena. Jis sako, atvyk, ten yra kažkaip. Bet aš toks konservatorius, mano Azija, mano idealioji Kinija. Taip. Man įdomu, kaip atrodė Kinija, kaip atrodytų Kinija, jeigu joje nebūtų buvę komunistai. Ir yra Taivanas. Taivanas tai yra Kinijos dalis, kurioje niekada nebuvo komunistai, tai yra reali Kinija. Va ir pažiūrėsim. Pabaigai, tai mūsų tradicinis klausimas. Kuo jums, Nijolė, kvepia kelionės? Cinamonu. Vienareikšmiškai. Aš kada nuvažiavau į Šri Lanką ir pamačiau, kas yra tikras cinamonas, aš galvoju, o ką jūs mums čia parduodat? Cinamoną. Sako, jisai moterim gamina endorfiną smegenyse, tik moterim, vyram ne. Tai ir parsivežate lauktuvių namo? Labai, aš parsivežu siaubingai juokingų dalykų. Siaubingai. Pavyzdžiui, ar jūs įsivaizduojate, kiek vietos užima kilogramas cinamono lazdelėmis? Jisai yra lengvas, kaip pūkas. Ko tiek, visą tą lagai. Ir aš įvežiau, mano draugė iš manęs labai juokėsi. Bet aš paskui matau tą poką, aš paskui įkvepiu tą kvapą. Aš paskui po šaukštelį tą cinamono kasdieną su medum sumaišiusi ragauju. Ir tas mano įspūdis ir ta mano kelionė labai ilgai su manimi. Aha, aš prieskonį.
Aš prieskonis, aš vežu prieskonis. Aš turiu savo ypatingus ciberžalę, cinamoną. Tokius tikrus, nes pas mus jie tokie išsivadėję. Kokius jūs 3 patarimus duotumėte mūsų Kvepia kelionėms skaitytojams? Na, pirmiausia, aš tikrai norėčiau patarti nebijoti. Nes aš suprantu, kad nepažįstamų kraštų baimė, iš viso to, kas nepažįstama baimė, yra stiproka, ypač pagyvenusiose žmonėse. Na, bet paklausykit, mes vis tiek kada nors gyvenime numirsim. Ir tarkime, kada tu labai pasiskaitai internete, savarankiškai keliaujančių žmonių įspūdžių, tugi gali jais pasitikėti. Už tai pasiskaityti, pasiryžti ir pirmą kartą, tarkime, iškeliauti didesnę kompaniją. Na, tarkime, 6 kokie nors pensininkai, jūs susimeskit ir varykit, kaip keliauja vokiečiai. O paskui pamatysite, aišku, tik tai lyginis skaičius, turi būti visada lyginis skaičius. Draugų kelionė privalo. Aš nežinau kodėl, todėl kad, na žinot, kelionė yra išbandymas. Ir rasti kelis žmonės, netgi vieną žmogų, kuris taip pat suprastų kelionę kaip tu, kuris nenorėtų vien tik tai tysoti ir ilsėtis, arba vien tik tai bėgioti po kažkokius objektus, kuriuos jis ten susižymėjo, kokie yra labai žymus. Taip, kad kelionėje visko gali nutikti ir už tai žmogus turi būti lyginis skaičius žmonių komandoje, kad visada tu galėtum susimesti į porą ir toks būti separatistas truputį. Nu, mes lietuviai separatistai. Tai va. Na ir paskui tai yra pigiau. Tai yra gerokai pigiau, nes tarkime, jeigu jūs vykstate į kokią Naują Zelandiją, kur iš viso, nu tai jeigu ufonautas nusileistų kur nors į bet kokią šalį, tai jisai negalėtų atsakyti, kas yra Žemė. Jisai galėtų atsakyti, apie tą šalį. Bet jeigu jis nusileistų į Zelandiją, tai tenai, jeigu jis papasakotų apie tą Zelandiją, tai tada visi suprastų, kokia planeta yra Žemė, nes ten Zelandija yra viskas. Bet ten keliauti yra nepaprastai brangu. Bet jeigu jūs 6 ir jūs samdote vieną mašiniuką, tai jeigu jūs išsidalinate ant 6, tai ir viskas. Tai yra bet ko, absoliučiai, jeigu jūs 4 ir jūs keliaujate Kinijoje, tarkime, miegamų kupę vagonu. Jums viskas yra pigiau. Yra labai ekonomiškai, ta kompanija, keliavimas kompanijoje yra labai pigesnis. Tai nebijoti, pradėti keliauti su didesnė kompanija ir tam, kad save psichologiškai paruošti, tiesiog internete skaityti daug įspūdžių tų žmonių, kurie savarankiškai keliavo. Ir tai ne tik jauni žmonės, nes tenai, kada pasiskaitai, tau tampa visą tai suprantama, įprasta ir tai tikrai nei baugu, nei baisu. Nes, ką mes čia prisidėsim namuose sėdėdamas? Nes kada jau sekanti stotelė, taip sakant, jau duris, išėjimo duris. Kodėl ne? Reikia atrasti save pasaulyje, reikia pamatyti, koks jis mažas ir kokie mes vienodi. Tai yra kažkoks gyvenimo įprasminimas. Tu iš viso supranti, apie ką tu gyvenai, apie ką čia visi žmonės. Ir tie žodžiai, kad visi žmonės yra broliai ir sesės, tau nėra religinė dogma. Tu tiesiog pamatai, kiek geranoriškų žmonių pasaulyje, kad tu jame tikrai nepražūsi, kad jie visai nesvetimi, nors tu nekalbi jų kalbą. O dabar technologijos tokios, kad iš viso tau, tiesiog neįtikėtina, atvažiuoji tu į Japoniją. Ir tu iš viso tik žvalgaisi, prie tavęs pribėga, tai yra mandagiausia tauta pasaulyje. Jeigu visos tautos, pavyzdžiui, aš taip dalinu, ten kur nors tas islamo tautos, tai jos dar tokios yra, tarkim, jam po 16 metų, paaugliai tokie dar. Mes, europiečiai, mums po kokius ten 32 metus, tai japonams 65. Jie absoliučiai ramus, išmintingi, jie absoliučiai keistuoliai ir labai dėmesingi. Ir tarkim, tu tik pradedi dairytis, tau iš karto prišoksta jaunuolis kažkoks tai ir pakiša telefoną. Ir tu dar iš pradžių nesupranti, kame reikalas. Ir jisai tau rodo, kad tu kalbėk. Ir tu tada pakalbi, jis kažką tai atspaudžia, pasiklauso, jis čia yra vertėjas. Ir viskas, ir jis tave nuveda, ir jis tave atveda, ir jis tave priveda. Ir dar jaučiasi pakylėtas, nes labai susireikšmės, kad jis kitatautį žmogų palydėjo. Pasaulyje yra saugu. Už tai reikia suprasti, kur tu gyvenai. Prieš numirštant reikia konkrečiai suprasti, kur tu gyvenai.
Čia lygiai tas pats, kas gyventi tik tai vienam savo namų kamputyje ir neapeiti viso savo buto. Žemė žmonių planeta. Ačiū Jums, Nijolė, už tokį gražų pokalbį. Tai ačiū Jums, nes Jūs tokie gražus, kad su Jumis iš vis skirtis nesinori.